Laidą remia Fakto Auto, naujausi Hyundai crossoveriai, įvairūs modeliai kiekvieno skoniui. Laidą pristato Hado Red Boost, tepalai jūsų automobiliui. Labas rytas autopiloto žiūrovai. Šiandien naudotų automobilio rubrikoje papasakosiu apie Subaru XV. Kai 2012 metais japonai pristatė pirmosios kartos modelį, rinkai priėmė pakankamai palankiai. Vairuotojams patiko šio modelio koncepcija, nes tai yra kompaktiškas, padidinto pravažumo, nuolatinę visų varančių ratų pavarą turintis automobilis. Todėl 2017-aisiais buvo pristatytas antrosios kartos XV, kuriam šiandien ir skirsime visą dėmesį, bei pasižiūrėsime, ar jis kiek nors patobulėjo palyginus su pirmosios kartos XV. Pirmos kartos XV tapo vienu sėkmingiausių Subaru, kuris nuolat puikavosi šio gamintojo geriausiai parduodamų modelių viršūnėje. Toks pats likimas ištiko ir antros kartos modelį, kokį šiandien bandome, ir kuris buvo gaminamas nuo 2017 iki 2022. Nuo 2022 Subaru gamoje XV vardo neberasti, bet ne todėl, kad jis išnyko. Tiesiog japonai nusprendė, kad Europoje, kaip ir visame likusiame pasaulyje, šis modelis turi vadintis Crosstrek. Bet ko galima tikėtis iš antros kartos Subaru XV? Automobilis yra tikrai kompaktiškas, puikiai tinka miesto sąlygomis, yra manevringas. Pagrindinė jo savybė, kuo jis išsiskiria iš kitų tikriausiai, tai yra pravažumas, tikrai geras pravažumas. Tad automobilis gali būti naudojamas ne tik mieste, bet ir užmiestyje. Ir to kaina visgi reikia paminėti, kad tai yra didesnės kuro sąnaudos. Tokiuose antros kartos XV skirtuose Europos rinkai buvo montuojami 3 skirtingi varikliai. 1,6 litro benzininis turi vos 114 arklio galių, 2 litrų hybridinis su 150 ir galingiausia versija turi taip pat 2 litrai benzininį su 156 arklio galiomis. Visi varikliai buvo paruojami su bepakopėmis automatinėmis pavarų dėžėmis ir visų varančių ratų pavaromis. Taigi galios ne fontanai, bet pravažumo gerokai daugiau negalėtų pasiūlyti eilinis hatchbackas. Šiandien bandome antros kartos XV su e-Boxer hibridiniu varikliu. Jei iš Subaru tikitės aštrios dinamikos ir sportiškumo, tai šis modelis jūs nuvils. Nors 150 arklio galių tokio dydžio automobiliu atrodo kaip pakankamai geras galios rodiklis, tačiau be pakopė automatinė pavarų dėžė tą potencialą sunaikina. Nors dėl nedidelio ir negalingo elektros variklio pajudant iš vietos juntamas nedidelis dinamikos impulsas, tačiau vėliau viskas išgaruoja. Norint, kad pasiektų maksimalų galingumą, akseleratorių reikia laikyti tvirtai nuspaudus iki dugno ir laukti, kol sūkiai pakils bent iki 6000 ribos. Pavarų dėžė bando apsimesti, kad pavaras visgi turi, todėl imituoja jų perjungimą ir visa tai atrodo bei veikia keistai. Nei dinamiška, nei sklandu, nei malonu. Taigi, XV geriausiai jaučiasi, kai važiuoja lėtai. Dar jis gerai jaučiasi ten, kur kelias nelygus, nes važiuoklis su tuo susitvarko be didesnių problemų. Taip pat tokiam XV patinka prastos būklės ir nelygus miško keliukai įkalnės ir nuokalnės. Visų varančių ratų pavara ir padidinta prošvaisa užtikrina gerą pravažumą. Todėl tai gali būti geras pasirinkimas gyvenantiems priemiesčiuose, kur kartais dar nėra išvystyta infrastruktūra, bet pagrindinis kasdienis kelionės tikslas yra miestas. Beje, kalbant apie hibridinę e-Boxer pavarą, nesitikėkite ypatingai mažų degalų sąnaudų. Elektros pagalba vidaus degimo varikliui labai ribota, todėl užmiestyje vidutinės sąnaudos gali siekti apie 8 litrus benzino 100 km, o mieste, atkakliai stengiantis atrasti daugiau dinamikos, galima viršyti ir 10 litrų ribą. Įsėdus į antrosios kartos Subaru XV vidų, šis automobilis pasitinka ir sportiškumu, ir kokybė. Ir jeigu palygintume su pirmosios kartos modeliu, tai iš tikrųjų yra dalykų, kurie ženkliai pagerėja. Ir tuo apie viską papasakosiu. Tai pradėkime nuo to, kas yra labiausiai pagerėję, tai yra lietimui jautrus ekranas. Čia jis yra gerokai ryškesnis, gerokai greičiau veikiantis ir gerokai patogesnis naudoti, nors taip pat ne visada labai nori klausantis į tai, ko nori iš jo pirštai. Tačiau jeigu palygintume su pirmos kartos modelio ekranu, tai čia yra vienas didžiausių pagerėjimų per tikriausiai visą automobilių istoriją. Subaru pasitinka sportišku vairu, tikrai labai malonus laikyti rankose, labai patogios odinės sėdynės, kurios turi ir komforto, ir pakankamai neblogą šoninį prilaikymą. Ergonomikos klausimai tai yra truputėlį kita planeta. Susigyventi su Subaru tikrai reikės daugiau laiko negu, pavyzdžiui, su kokiu nors vokišku automobiliu. Tam tikros funkcijos čia yra paslėptos pakankamai sudėtingai ir tam, kad jas atrastum, reikia tikrai paskirti nemažai laiko. Tačiau kokybės atžvilgiu šiam automobiliui priekaištų praktiškai nėra. Palyginus su pirmos kartos modeliu, pagerėjo interjero apdailų kokybė,
surinkimas išliko toks pat puikus ir nepriekaištingas, taip kad įsigiję antrosios kartos Subaru XV, jūs gausite truputėlį geresnės technologijas, dar truputėlį geresnę interjero kokybę ir dar truputėlį daugiau jaukumo. Kadangi XV turi padidintą prošvaisą, į jį įsėsti patogiau nei įprastą hatchbacką, taip pat kiek geresnis ir matomumas. Ant galinės sėdynės pakankamai erdvu, o bagažinės tūris 310 litrų. Vienas iš pagrindinių antros kartos Subaru XV privalumų yra jo patikimumas. Bent jau kol kas vairuotojai nesiskundžia jokiais chroniškais gedimais, kurie verstų nuolat keliauti į servisą. Tačiau reikėtų išlikti dėmesingiems ir reguliariai tikrinti, ar nėra tepalų prasisunkimų iš variklio skyriaus. Dažniausiai jie skverbiasi per vožtuvų velinėlių dangtelio tarpinę arba per paskirstimo grandinės dangtelį. Problema gali netrodyti labai didelė, bet jos pašalinimas brangus, nes tiek vienu, tiek kitu atveju reikia išimti variklį. Taip pat reikėtų bent kas 50 000 km keisti pavarų dėžės tepalus. Galiausiai nei varikliai, nei pavarų dėžės nemėgsta didelės apkrovos. Jeigu manote, kad tos savybės, kurias siūlo toks antrosios kartos Subaru XV, yra būtent tai, ko jums reikia, tai šį automobilį, kurį bandau šiandien, galite įsigyti iš longo.lt. Trumpai apie jį. Šis XV yra pagamintas 2020 metais, turi 2 litrų benzininį variklį su lengvąja hibridinė sistema, automatinė pavarų dėžė ir jūsų gali būti už 20 000 eurų. Perkant iš Longo patogu yra tai, kad visi automobiliai yra užregistruoti, jiems yra atlikta privalomai techninė apžiūra, taip kad tik įsigijęs automobilį galite iš karto sėsti ir keliauti. Antros kartos Subaru XV kai kuriais atžvilgiais padarė pastebimą progresą palyginti su pirmos kartos modeliu ir išlaikė gero pravažumo bei kokybės savybės. Važiavimo atžvilgiu jis gali nuvilti tuos, kurie nori daugiau dinamikos, o degalų sąnaudos taip pat nelabai džiugina. Tačiau tai gali būti labai geras pasirinkimas tiems, kuriems reikia patogaus ir patikimo automobilio mieste, bet reikia ir gerų pravažumo savybių. Todėl sakykime taip, XV nėra skirtas daugumai, bet kai kuriems turintiems konkrečių specifinių poreikių, tai puikus pasirinkimas.